Šiandien matysite. Maivytis, kai tik pradedu vaidinti seksualiausią Lietuvos vyrą arba tokia girta moteris, tokia prieina, tokia atsisukim. Blinda, tu toks mažiukas. Man visą laiką baisu yra, didžiuliai baimės, skausmai nepasitikėjimo, skausmai savivertės, kovos. Kad toks ir turėtų, kad štai, va čia ir yra meilė, kad štai, čia ir yra gyvenimas. O, avietės. Avietės. Labai skanių uogytė. Labai mano mėgstama uogytė. Bet temą šiandien turim socialiniai veidai, Aneta. Taip. Kodėl būtent tokia uogytė? Aš galvoju apie mūsų pašnekovą. Ach, šitkaip. Aš nepažįstu mūsų pašnekovo, bet aš galvojau, kad jis yra tokia įvairialypė asmenybė. Kartu ir švelnus, jautrus, intelektualus. Tai va šita uoga man ir asocijuojasi, kad tokia įvairialypė uoga, įvairiaus paviršiaus uoga, sodri, skani ir dar su tokiais plaukeliais. Su plaukeliais. Jo, avietė man irgi labai patinka, labai skani. Tik jinai turi tų kauliukų, kurie prilenda į tarpudančius, bet šiaip fantastiška uoga. Man labai patinka avietės. Grįžtant prie temos mūsų šiandienos, ar ne, socialiniai vaidmenys, kurią beje pasiūlė mūsų pašnekovas šios dienos. Tokios kaip po statistikos jos rasti būtų sudėtinga, ar ne, bet aš mąstydama apie šios dienos mūsų temą pagalvojau, kad kas tai galėtų būti, ar ne, apie kokius tuos vaidmenis galėtume pakalbėti, apie kokius pavyzdžius, apie ką ir pats pašnekovas siūlydama šitą temą kalbėjo, ar ne, kad tie primesti vaidmenys žiūrovo gerbėjo, ar ne, pačio užsidėti kažkokie vaidmenys ir kaip sudėtinga juos yra atskirti, ar ne. Ir aš čia pradėjau galvoti apie tokius žymius žmonės, kaip pavyzdžiui Arnoldas Schwarzeneggeris, ar ne, kuris visiems gerai puikiai pažįstamas Terminatoriaus vaidmenyje, ar ne, buvo išrinktas berods Kalifornijos gubernatoriumi, jeigu neklystu, kažkurios tai Amerikos valstijos gubernatoriumi, ar ne. Ir aš taip pagalvojau, kažin, ar tas rinkėjas jį rinko būtent kaip politiką Arnoldą Schwarzeneggerį, ar ne, nes jis puikiai išmano įstatymus ir puikiai išmano teisėje ar panašiuose dalykuose, ar ne, ką turėtų politikas išmanyti. Greičiausia vis tik tai tas vaidmuo, kuris dažniausiai jam atitekdavo stipraus kovotojo už tiesą, vaidmenys paskatino žiūrovą. Tai vadinasi, kad vis tik tai žiūrovas nesugebėjo atsirinkti, kur yra kas, ar ne, ir yra daugybė kitų žinomų žmonių, kurie vieni naudojasi tuo saviem tikslam, kiti naudojasi geriem tikslam, nes aš manau, kad galima padaryti daug gerų socialinių kampanijų, ar ne? Ką dabar daro daugelis žinomų žmonių, pasakodami apie savo ligas, apie savo tas pačias psichinės kažkokias problemas, ar ne? Taip. Apie tai, kad negėda yra kreiptis į psichiatrus, į gydytojus, prašyti pagalbos, negėda. Tai vat tokių duomenų yra labai daug, apie tai šiandieną ir pabandysim pasikalbėti. Bet Aneta, kaip visada, tradiciškai vis tiek paprašysiu papasakoti kažkokią istoriją iš savo kaip gydytojos psichiatrės patirties. Na, klinikiniai praktikoje tikrai tenka stebėti, kad žmonės įsijaučia į kažkurią tai vieną rolę, ir, kaip aš sakau, sudeda visas savo gyvenimo investicijas į tą vieną rolę. Tai mano klientas yra Marius, 29 metų, lankosis pas mane 3 metus. Dirba jis didelėje įmonėje finansininku, darbe jaučia didelę atsakomybę, bijo suklysti, padaryti nors kokią klaidą, nors, kaip jis pats sako, padaręs, kad ir
kažkokių klaidų jis sugeba jas taip gražiai sutvarkyti, kad niekas ir net neužuodžia. Klientas skundžiasi, kad jis yra pastoviai įsitempęs, pastoviai dirglus, neturi nuotaikos, naktį miega blogai, nieko nebesinori, grįžus iš darbo jau nei su draugais susitikti, nei sporto klubo lanko, namuose laukia žmona, bet žmona jau jį erzina, nors santuokai tik tai 2 metai. Na, bet ir jis toks kreipiasi. Ką toliau jam daryti? Tai va, toks mano klientas. Tai žodžiu, šitas atvejis yra būtent žmogus pasirinkęs vieną vaidmenį. Taip. Taip. Ne tėtis, Ne vyras, ne sūnus tėvams, tėvams, jis ne yra draugas. geras darbuotojas. Taip, Jis nori taip. šitą vaidmenį turėti. Aneta, aš galiu bandyti fantazuoti kažkokią gerą pabaigą, ar vis tik tai šita istorija dar tęsiasi? Šita istorija dar tęsiasi ir aš sakyčiau, jinai tęsiasi su tokiais svyravimais, bet pasiekimų rolės pasikeitime kaip ir nėra. Kreipiasi klientas, kada dar nebuvo vedęs ir liktai tą santuoką jį šiek tiek supurtė, liktai jis mažiau kreipia dėmesio į tą darbą, bet santuokai tik 2 metai ir jis vėl tame pačiame, jis vėl tam darbe, visos mintis darbe, viskas tik darbe. Mėly žiūrovai, labai kviečiu jūs pamėgti mūsų Facebook puslapį Gyvenimo uogos. Taip pat kviečiu prenumeruoti mūsų YouTube kanalą Gyvenimo uogos. Aneta, pristatau mūsų šiandienos svečią, Mantas Jankavičius, atlikėjas, aktorius. Gimė 1980 metais, gegužės 20 dieną. 13 metų pradėjo groti Kėdainių roko grupėje Tylos zona. 2010 metais atliko pagrindinį vaidmenį filme Tadas Blinda Pradžia, TV projekto Lietuvos balsas mokytojas. Dainininkas, aktorius, tėtis, vyras, ko dar neįvardino man? Jau labai daug išvardinau, jau truputėlį per daug galėtumėt, nejaukiai jaučiuosi. Ką reikėtų pamažinti, kurį galima būtų išmesti? Ne, man visada labai sunku kažkaip klausytis ten tų tarambų, kai prieš kokius koncertus, pasirodymus, žodžiu, tas visas pristatymas man kažkokį kompleksą kelia. Bet tai yra, tu esi? Taip, aš esu, bet aš kažkaip gal nusivertinu. Kažkaip norisi neužsibūti tose profesijos įvardinimuose. Bet vat, kad tėtis pasakė, man šis patiko. Man taip pats pasiūlė labai įdomią temą - socialiniai veidai, ar ne? Dėl to aš ir įvardinau ne vien tik Mantas atlikėjas, ne vien tik Mantas aktorius, bet būtent tuos kitus savo socialinius vaidmenis. Bet ką tu turėjai omeny pasiūlydama šitą temą? Kokia tavo pačio mintis yra? Ką nori tuo pasakyti? Apskritai, aš bandau suprasti, kas apskritai yra tie socialiniai vaidmenys, kodėl mes elgiamės vienaip gatvėje, kitaip elgiamės šeimoje, kitaip parduotuvėje ir aš vėl dar kitaip elgiuosi scenoje, turėdamas vaidmenį arba jo neturėdamas kai kuriuose pasirodymuose savo. Ir kaip su to būti, ir kur čia yra, kaip nepamesti tos savasties, kaip išlaikyti ir išsaugoti tai, kas tu esi iš tikrųjų, o ne pasiklysti, nežinau, charakterį arba lūkestyje žmonių, kurie tave stebi kiekvieną dieną televizoriuje, tenai koncertuose. Jie prieina, jie turi kažkokių tai įsivaizdavimų apie mane ir jie kalbina, jie įsivaizduoja, kad aš esu, jie matė mane ten, nežinau, čiuoškiu ten kažkokį ten, wow! Ir jie prieina, wow, tu man tai toksai fainas. Bet aš nesu toksai dabar, aš esu, ką žinau, kavą geriau su gražia moterim. Suprantat, ir tas dalykas kerta per tokį kažkokį nesupranti, kaip būti. Ir šitie socialiniai vaidmenys, jie kankina mane. Iš tikrųjų, aš bandau juos suprasti ir atpažinti. Nes kai tik tais pradedu
maivytis, kai tik pradedu vaidinti, kai tik pradedu pamiršti, kas esu ir pradedu vaidinti Tadą Blindą, pradedu vaidinti seksualios Lietuvos vyrą arba ten kažkokį čiuoškį arba ką tik tais nori. Nuo to kyla kančia, nepasitenkinimas ir blogai jaučiuosi ir nemiegu naktim ir noriu apsivemti. O man tai pats pasakė apie vieną iš didžiausių savo vaidmenų, ar ne, Tadas Blinda. Kaip vat iš šito vaidmens pačiam labai stiprus vaidmuo yra, ar ne, ir herojaus vaidmuo, kuris Tadas Blinda, mūsų lietuviškasis, ar ne, supermenas, superherojus. Kaip pačiam pavyko išlipti iš šito vaidmens? Nes jis toks pakankamai ryškus, ar ne? Ir aš manau, kad ir įeiti į jį teko daug jėgų įdėti ir taip pat išeiti, manau, iš jo buvo sudėtinga. Aš nelabai suprantu tų įėjimų, išėjimų. Tiesiog buvo labai daug darbo, mes ruošėmės tam filmavimui. Aš suvaidinau kaip mokėjau, kaip galėjau geriausiai. Bet sunkiausias vaidmuo vyksta, kai baigėsi tas filmas. Tai reiškia, kaip reikia eiti gatvę, kai turi jau šūkį nebe čiuoški, bet ožiek Blinda eina ir tu turi ten atsisūt kažkaip. Tai čia bare toksai atsitikimas, mes sėdim, reiškia, aš prie baro stoviu ir tokia girta moteris, tokia prieina, tokia atsisukia. Blinda? Tu toks mažiukas? Taip, aš mažiukas, taip, duokit man išgerti. Tai va toks, šitie dalykai, jie labai erzina ir aišku, kaip aš tą akimirką turiu naudotis. Tai va, čia tas kitas klausimas turbūt. Ar man toliau žaisti tą socialinį vaidmenį, jeigu mane šlovina už tai, kad aš esu Blinda, kad aš gaunu dėmesio. Man tai patinka, žinoma, aš galiu tą žaisti. Moterų dėmesys man visada irgi patinka, aš galiu irgi tą žaisti. Ar visgi pasirinkti, atsisakyti žaisti ir pasakyti, žinai, ką aš galiu pasakyti. Reikia turbūt grįžti prie savęs. Ar aš esu ta, kuri su visais žaidžiu, koketuoju, taip, ir netgi, sakykime, kažkokiam susitikime sako, jūs gydytoja psichiatrė, taip, tai jūs man dabar pasakykit. Jūs mane kiaurai matot? Jūs viską matot, žinot, aš jūsų bijau. O gal galit man dar gydymą paskirti, ne? Tai yra apsisprendimas, kas ir kur aš esu. Ir rolio atskirimas. Nes jeigu tai yra psichiatrė aš esu, taip, tai yra mano darbas, aš negaliu būti psichiatrė visur. Yra gyvenime pusiausvėra, aš turiu gyvenimą ir aš turiu tą gyvenimą kitose dar, tose rolėse gyventi. Ir kaip man tai sakei, aš turiu žinot, kas aš esu ir grįžti tai, kas aš esu. Taip, bet iš principo, bet ta kova visada, nes lengviau yra pasirinkti lengvą kelią. Mes mėgstame teisingai, mes mėgstame visą laiką, kad mus girtų, kad mus kažkaip šlovintų, kad mus komplimentą kažkokį pasakytų, kad mes tobuliau atrodytume, negu iš tikrųjų esame. Mes šiandien irgi pasipuošę, gražiausiai pasidažę. Stengiamės. Aš čia pukelius man nurinkinėjau, čia mergaitė. Mes esame pasiruošę, netgi įsitiesęs. Šiaip tai namuose, šitaip sėdėčiau ir viskas, ir su keiksmažodžiais kalbėtumėmės. Bet, kultūroje, aišku, bet ir tas pasirinkimas kiekvieną kartą, negi filmavimo kameros, ar ne? Juk aš žinau, čia dabar sėdžiu, žiūriu kameras, mesgi kalbamės tarsi atvirai, bet iš tikrųjų mes turime tam tikrą saugiklį, nes daug žmonių žiūri, tai aš turiu kažkaip tai pasirodyti tobulą savo versiją. Ir tai yra kyla visada pavojus, kad išduodu tai, kas esu. Bet man tai iš kitos pusės, ar tai blogai, kad mes stengiamės? Nežinau, pavyzdžiui, mes namuose, ar ne, kaip tu sakai, ne taip prieš žmoną sėdėčiau, ar ne, o irgi toks visas pasitempęs, ar ne, ir prieš vaikus, ir ten galvočiau, kad, vaikas tai yra taip pat kaip tos kameros, ar ne, aš negaliu ten tų prancūziškų žodelių pavartoti ir visa kita. Gal kartais turėtų būti tas toks jausmas, kad vis tik tai palauk. Aš turiu pasitempti. Taip. Man atrodo, tai nėra tikrai blogai, tu teisės. Ir netgi koncertuose aš galvoju,
kad, na, kasdienybėje mes esame, gyvename kasdienį gyvenimą, teisingai, einame į parduotuvę, darome dalykus, bet scenoje, arba kamera, arba kažkokioje tai erdvėje, kur yra labiau tokia vieša, mes turime galimybę pakylėti save netgi. Tai reiškia turėti, nežinau, atrasti orumo savyje, to, ko kasdienybėje nerandam, plaudami indus ir ten pastoviai vėl ten kažkoks su tais vaikais ten. Tai reiškia, kad scena man bent jau duoda tą tokį, kad aš šiek tiek pakylėju save virš kasdienybės. Ir tas man labai patinka, kad mes galime kalbėtis, bet kaip dabar, ar ne, fainai, intelektualiai, nežinau, bandyti paspręsti, bandyti galbūt įkvėpti kitų žmonės, jeigu jie susiduria su tomis panašiomis problemomis. Tai yra labai gražus dalykai ir turbūt taip turi būti. Aš tik kalbu, kad kartais aš paklystu ir ypač po koncertų man yra labai labai sunku sugrįžti ir nusimti karūną vėl kažkaip, grįžti į tą savo tą balansą. O scenoje būna kažkokių sunkumų? Ar tu tiesiog išeini iš sceną ir viskas užmiršta ir tiesiog atsipalaidavęs, viskas eina, kaip sako, kaip iš pypkės? Nežinau, bet jūs vedat laidą jau kelintą jau čia, ne? Jau vedam. Taip. Niekada nebūna taip, kad viskas yra labai saugu, viskas labai fainai, viskas labai noriu. Niekada nenoriu tą sceną. Aš iš tikrųjų niekada, man visą laiką baisu yra, didžiuliai baimės, skausmai nepasitikėjimo, skausmai savivertės, kovos ir visokie tokie dalykai, kurie varo mane iš proto tol, kol aš neišeinu, aišku, į sceną. Ir tada viskas baigėsi, kai aš pamatau žiūrovus, žmonės, kai suprantu, kad viskas bus gerai. Aš gal apie kitą dalyką, kurį scenoje jaučiu ir kuris man, dėl kurio aš irgi kamuojuos, tai yra didžiulis energijos pasikeitimas tarp žmonių. Aš nežinau, kaip tą pasakyti. Bet kai aš išeinu į sceną, jūs įsivaizduokit, tai yra, nežinau, nuo kelių šimtų iki keliasdešimt tūkstančių žiūrovų. Ir jūs įsivaizduokit, kokia yra emocinė, didžiulė apsikeitimo energija. Tai reiškia, bet aš dainuoju, aš noriu atiduoti ten viską ir įtikinti žmonės, kad tai, ką darau, tikiu, noriu papasakoti jiems viską, man tai yra labai svarbu, aš esu pasijungęs į didžiulį, nežinau, tiesiog noriu jūs visus turėti, apimti ir kad jie būtų happy, ar ne? Jūs įsivaizduokit, atgal gauni lygiai tą patį šlovinimą, meilę, kažkokią mega, super, ultra energiją ir tą valandą atsitinka kažkoks, nežinau, kas tai yra, bet turbūt kaip spirituistinis, nespirituistinis. Seansas. Bet seansas. Magiškas. Suprantat, ir kai grįžti namo, su tuo reikia gyventi. Ir kažkur visą tai padėti. Nes reikia pereiti kitą būseną į gyvenimą, į kitas roles. Bet esmė tokia, kad per tą valandą, juk ką tu girdi iš žiūrovų? Kad tu esi mylimas, kad tu esi patvirtintas, kad tu esi fainas. Visi žmonės to nori teisingai ir visi to kažkaip siekia ir visi mes trokštame to. Mūsų pagrindas, man atrodo, to pritarimo, kad tu esi geras, kad tu esi tinkamas. Ir tu tai gauni. Ir tu tai gauni su didžiulė, labai jos daug šito. Ir tau tada pradeda atrodyti, kad toks ir turėtų, kad štai, čia ir yra meilė, kad štai, čia ir yra gyvenimas. Štai, ko man reikia kiekvieną dieną. Aš noriu tą jausti kasdieną, šitą euforiją, šitą meilę, kada mes mylim vienas kitą, kada sakome žodžius, kuriuos norime pasakyti, kurių nedrįstame gatvėje. Ir tu grįžti namo
Ir tavęs niekas tenai nešlovina. Tavęs niekas ten nešlovina. Niekam, visi gyvena savo gyvenimus. Ir sako, man tai nusimi karūną ir eini dabar prikalti ten kokią nors ar ne. Taip. Bet tu pradėjai apie tai, kad ar ne, kaip sunku grįžti į tą tokį save. Save. Bet aš galvoju, man tavo tas pats Tadas Blinda, ar ne? Man tu ant scenos, man atrodo, kad čia irgi yra tavęs. Tavo Tadas Blinda tai nesulyginama su kitų aktorių Tadu Blinda. Aš turiu omeny, kad ten yra manto. Tu į sceną irgi atsineši, tu kažkaip tai sugebi vis tik tai dalint. Tau gal atrodo, kad tu, žinai, nenusiimi tos karūnos, gal gyvenimas ją nupučia, žinai. Aš manau, kad visko, ką jūs kalbat, to pačio Tado Blindos, to pačio Čiuoškio, to pačio kažkokio vilioklio, nežinau, to pačio kažkokio filosofo, ten visų šitų dalykų ir dalių šitų yra manyje. Kai kuriomis didžiuojuosi, kai kuriomis ne. Ir, pavyzdžiui, norėčiau neturėti tam tikrų savybių arba tam tikrų kažkokių tai dalykų. Kokių? Nežinau. Tik nesakyk, kad vilioklis nenori būti. Žinok, man nepatinka, aš esu šeimos žmogus, žinai, ir man... 4 vaikai vis. Taip, turiu 4 vaikus ir labai vertinu šeimą, ir tai yra man labai brangu ir sakralu, tai yra nepamatuojama, ta prasme, arba karjera, arba šeima, tai aš jau žinau, ką rinkčiausi, šeimą, aišku. Ir tai jokių klausimų nėra, bet manyje yra ir senis kažkokia aistra, kažkoks dalykas, kuris mane, nežinau, kuris užkuria scenoje, kuris veda mane prie kažkokių ir destruktyvių. Gerai, o man tai trukdo tau būti gerų vyrų ir gerų tėvų? Aš manau, kad trukdo, jo. Manau, kad trukdo. Ir kaip tu sprendi šitą klausimą? Pasirinkimais, vėl. Apie tai, ką kalbėjom. Ką aš renkuosi? Ar aš renkuosi toliau eiti į santykį su gerbėja, kuri man mirčia visą vakarą? Ar aš tiesiog apsisuku ir grįžtu namo? Ir tai yra pasirinkimai. Bet gal yra labai gerai, kad tas asmenybės pusės, kurios yra tokios žavingos, taip, kurios yra sceninės, kurios yra išraiškingos, tu naudoji būtent scenoje. Ir ta tavo dalis pilnai atsiskleidžia. Ir tada gyvenime tu tikrai gali būti ne viliokas, ne koketuoti, ne flirtuoti su kitom moterim, nes kai kurie vyrai tai daro tiesiog gyvenime. Mes kalbame apie tai, kad kaip yra sunku visą tai suvaldyti, nes labai dažnai, ir ypač senos žmonės, jie mano, kad tai yra ten gyvenimas, o ne iliuzija, o ten iš tikrųjų yra iliuzija. Aš apie tai kalbu, kad sugrįžti visada į tai, kas tu esi, yra labai labai sunku, nes tenai atrodo, kad ten yra fainai, o čia yra, kas čia yra, čia šūdas yra. Čia reikia pastangų, čia reikia kantrybės, čia reikia nuolankumo, čia reikia... Bet ir ten reikia ir pastangų, ir kantrybės, ir tam tikro nuolankumo. Taip, bet tenai tave šlovina. Bet šlovina tą valandą, taip, tą akimirką, kiek yra įdėta darbo, kiek yra įdėta pastangų, taip, kiek kantrybės. Žmonės to net nemato, jie mato tą tavo pusę, kuri spindi, kuri energijos užtaisas galingas, bet nemato tavo darbo. Ir jie myli tave tokį, koks tu esi scenoje, bet niekas nežino, koks tu esi gyvenime. Tame reikalas yra ir aš nesuprantu, kaip man į šitą darbą žiūrėti. Ar jis yra kaip darbas yra, ar yra gyvenimas. O gal tai yra tiesiog priemonė išlaikyti mano šeimą ir aš einu kaip į darbą, bet nesigauna į darbą, nes ten yra santykiai. Ten yra didžiulis pasikeitimas. Energija, mintimis, rezonuoja tie patys dalykai, dainos, pokalbiai. Tai yra labai labai, mano gyvenimo labai integruota dalis, aš negaliu pasakyti, kad ten yra darbas. Aš nežinau, aš bent jau taip įsivaizduoju, aš niekada nedirbau kokio buhalterio, ten nežinau, kada tu ateini ten ir sėdi
paskaičiuoji ir vat, viskas. Ir Bet kiti žmonės, kurie ateina, sakykime, mano klientai, jie irgi labai sureikšmina kažkurią tai sferą. Pavyzdžiui, kai kurie labai save atiduoda darbe ir tiesiog darbą stato visur į pirmą vietą. Ir tas, kas aš esu, net nežino. Yra aplinkiniai žmonės, kurie juos myli, kurie irgi turėtų juos mylėti, bet jie viską atiduoda darbe. Jie negali grįžti gyvenimą į darbą. Tai aš manau, visada reikia nuspręsti, kas aš esu, kas tai yra mano gyvenimas. Čia yra svarbiausia, jau, kad kažkaip atpažinti tos modelius ir truputėlį atpažinti, kur yra iliuzija, kur yra darbe, kur mes maivomės ir darome dalykus tiesiog, kad mums tai fainai gal, bet iš tikrųjų užčiuopti tą antrą medalio pusę, kad gali prarasti save ir santykius, ir pokalbius su kitais žmonėmis. Jeigu mes pradedam žaisti vaidmenimis, labai sunku. Vat į tą sugrįžimą, tą atpažinimą ir radimą antros medalio pusės. Na, man po koncertų iš vis būna sunkios kokios 2-3 dienos, aš man labai sunku. Vakar kaip tik aš turėjau spektaklį ir šiandien yra labai, toks nesu labai pailsėjęs ir fainas, neturiu faino savęs šiandien, bet kaip ir mes kalbam, kad tiesiog leidžiu šiandien netgi šiandien būti truputėlį neįdomesniu arba nedarančiu šou prieš visus. Jo. Bet tu labai linkęs save vertinti, ar ne? Tu griežtas savo. Aš labai mėgstu suprasti, kas vyksta, aš labai gilinuosi ir turbūt overthinkinu. Tai yra mano bėda, bet aš ieškau atsakymų, man tai yra labai svarbu, nes aš nenoriu visą gyvenimą pragyventi ir suprasti gale gyvenimo, kad viskas buvo iliuzija, aš pragyvenau kažkokie netiesoj. Man tas yra baugina labai. Taip. Aš sakyčiau, labai save nuvertini, nes vis dėlto esi vyras, taip? Moterį turi stabilius santykius, jūs gyvenat kartu buitį turit, galų gale 4 vaikai. Tai didelis įsipareigojimas, labai didelė atsakomybė ir jeigu tai nebūtų tavyje, jeigu tai nebūtum aš, taip, tėtis, taip, aš nemanau, kad tu esi žmogus, kuris daug turi savo gyvenimo. O ten ar darbas, ar ten yra pajamos, taip, bet tu ten esi nuostabus. Kodėlgi tau to nedaryti? Aš žinau, kad aš darau viską, ką moku ir darau tai, ką darau. Aš kalbu tik apie tą pojūtį ir tą feedbacką, kuris kai viskas baigėsi, jausmas yra nekoks. Ir viskas. Ir su to man reikia visą laiką dirbti, mokytis kažkaip sugrįžti ir pabandyti vėl viską nuo pradžių. O jūsų klausimą atsakant, ką aš veikiu, tai irgi, man gamta padeda, pasivaikščiojimai, malda padeda, aš nueinu į bažnyčią. Man tai yra tas laikas, kur aš truputėlį kairos, toks vadinamas laikas, kur aš turiu pabūti vienas, nes aplink mane visada žmonės. Aš niekada nebūnu vienas. Jeigu darbe tai pilna žmonių, namuose aš grįžtu tipo pailsėt, bet ten 4 vaikai ir ten visų poreikius reikia ir visa kita. Tai aš tik tais vienatvėje galiu ten atrasti. Bet tu turi šitą prabangą, taip? Tu gali sau leisti. Aš turiu kovoti už ją kiekvieną dieną. Bet išsikovoji. Išsikovoju, kartais taip. Tai pabaigai man tai tau to ir norėčiau palinkėti. Ačiū. Išsikovoti vienatvės ir sugebėti rasti tą akimirką save įžeminti ar maldoje, ar gamtoje, ar su savimi, ar su žmona. Tiesiog rask laiko savo. Ačiū. Bet mes taip tavęs nepaleisim. Duosi dovanų? Duosim dovanų. Taip. Duosim dovanų ir dar žaisim 2 žaidimus. Rimtai? Rimtai. Butelį? Mes taip pradėjom sunkiai. Okay, bet turbūt nefiltruoti minčių, turbūt reikia kažkaip sakyti. Ne, paleis srautą pilnai. Gerai. Pilnai. Kas bus? Agurkas. Agurkas ir iš karto agurkas. Žiūrėkit, žiūrovai, kaip jums pavyko taip greitai išsirinkti agurką.
Taip, visi pamatė, aha, gerai, aš tai pomidorą imu. Nu, man tai kodėl agurkas? Aš galvoju, kad tiesiog gal akių lygyje buvo pirmiausia, o gal ryškiausias buvo žalias, o gal dėl to, kad iš Kėdainių, nežinau. Bet ne, greičiausiai ne. Ne, kažkas, nežinau, surezonavo, kad tai, nežinau. Gerai. Aš manau, kad tikriausia tas paaiškinimas, kad iš Kėdainių, ar ne? O jūs, Sigita, kodėl su daug pomidorų? Nu, aš atsverą tokio iš karto tam agurkui, galvoju, nu, kuo dabar atremti agurką? Pomidorų. Aš iškart į kovą. Nu, toks populiariausia vaisiai, nu, taip. Namuose arba tie priešingybės. Jau baklažaną tikrai retai kada perkam teisingai. Aš pasirinkau baklažaną. A ne? Taip, nu man tai ypatinga ta daržovė. Retas egzempliorius ir pati Aneta. Taip, nu ir šiandien Sigita tokia baklažaniška, man tiesiog tas baklažanas. Gerai, tai su daržovėm baigiam. Toliau. Tigras. Žiūrovai. Taip. Gerai. Taip, tigras. Aha, taip. Netinkamas pasirinkimas? Nežinau, kažkaip pasirinkau, nesupratau kodėl. Nes ką turėjai pasirinkti? Gal delfiną turėjau pasirinkti. Aha. O kodėl tada delfinas? Delfinas, man atrodo, kad man asocijuojasi su tokia, kaip čia, mes turime vienintelį gyvūną, kurio tikime, kad jis žiauriai yra protingas ir jisai turi kažkokių tai galių, kuris gydo ir niekas nesupranta kaip ir kodėl. Ir man visa šita mistika ir tas nepaaiškinimas, kodėl mes elgiamės vienaip ar kitaip, tai gal čia su to irgi susiję. Ir šiaip švelnus labai gyvūnas, o tigras visai man netinka. Kodėl aš pasirinkau, nežinau. Aneta? Aš pasirinkau balandį. Aš irgi. O, Sigita, sveikinu. Sigita, kodėl jūs balandį? Ai, kažkaip pagalvojau, kad iš tikrųjų čia taip įsišokau su tuo pomidoru, tai norisi tokios taikos įnešti su tuo. O aš irgi apie tą taiką pagalvojau, paskutiniai įvykiai pasaulyje, nu kažkaip man tas balandis baltas. Kaip žaidimas? Nerimtas, ne? Nežinau, bet gal jis kažką reiškia, man jau baisu, kad kažką reiškia, žinau, čia psichoterapeutė sėdi ir Ne, tą pasirinkau, jūs taip o ką jis tai reiškia, ką jūs galvojate? Man atrodo, kad jūs tai... Ne, mes paskui man tai to, iš tikrųjų, aš atskleisiu, kaip yra. Paskui, kai išeina mūsų pašnekovas, mes jį taip, ramiai apšnekam ir išanalizuojam iš tikrųjų jo tuos pasirinkimus. Taip, ir viską atvirai žiūrovams išklojam, koks iš tikrųjų yra tas Mantas Jankavičius. Nu, labai gerai, labai gerai. Ir man pasakykite. Ko pats nepasakė. Ir man atsiųskite. Taip, būtinai. Ir būtinai pasakyti, ką daryti. Dar pamokymą. Ne taip, kad koks aš pats žinau, koks aš esu. Bet man... Labiau tikėti savimi. Pamokyti. Tikėti savimi. Tikėti. Pagal savo ir klientų patirtį turiu pastebėjimus tokius. Pirmas, kad žmonės dažnai tą, ką daro, jie jaučiasi tame prastai. Aš sakau taip, jeigu jūs tai darot ir jum yra ne 16 metų, o jum jau yra virš 40, reiškia, jūs tikrai tam esat jau ir pasiruošęs, ir tam sukurtas. Ir jūs daro tikrai tai gerai. Tik labiau savim tikėkit. Jūs neša džiaugsmą kitiems žmonėm ir tai yra labai daug, ką jūs gali duoti kitiems žmonėm. Nes žmonėm labai trūksta džiaugsmo, labai trūksta gerų emocijų. Ir čia savim reikia tikėti. Bet ar netrūksta nuoširdumo žmonėm? Žmonės šitoje vietoje ateina pasidžiaugti, jie susikuria šventę, aš pasakysiu apie save. Eiti į koncertą man yra šventė. Aš pasiruošiu, pasitempiu. Aš laukiu dainų, aš laukiu pasirodymo. Jūsų pasirodymas, man tai yra didžiulė šventė. Didžiulė šventė. Ir tuo labiau tai yra Lietuvos atlikėjai, taip, kuriais galima didžiuotis. Didžiuotis net ir pasaulinė prasme. Tai jūs suteikia didžiulę šventę kitiems žmonėm. Ir tai yra labai, labai didelė Dievo dovana. Mažai žmonių gali tokį džiaugsmą suteikti kitiems žmonėm. Todėl tikėkit savim tą, ką darot, nes jūs tikrai darot gerai. Daugiau nieko nemoku.
Jūs mokat daugiau vertinti tai, kas yra šalia jūsų, nes gyvenimo prasme tai yra didžioji investicija. Taip. Visi gerbėjai, tie, kurie yra džiaugsme su jumis, jie ne visada bus liūdnoj valandoj, varge, rūpesty ar lygoj. Taip, labai jūs gerai sakote. Iš tikrųjų, koncertas juk irgi yra dalykas, kad šiaip tai, bet ką dar norėjau pasakyti, kad yra pavojus, kad aš anksčiau taip galvodavau, kad, nu, vat, aplink mane sukasi visas pasaulis, tai reiškia visi žmonės dėl manęs, dėl mano, reiškia mano tos kūrybos ateina į koncertus, o iš tikrųjų jūs labai gerai sakote, žmonės ateina praleisti gerai laiko, jie ateina su poromis, jie skiria tam laiko ir iš tikrųjų baigėsi koncertas, jie grįžta namo, jie galbūt pasikalba apie tą koncertą šiek tiek. Taip pat ir jie grįžta į savo gyvenimą. Grįžta į savo kasdienybę, į savo gyvenimą. Ir tai yra viskas. Ir mūsų gyvenimai eina skirtinga pusė. Taip. Tai vat labai labai geras pastebėjimas. Ir ypatingai vertinti tai, ką jūs turit šalia savęs. Nes kad šalia savęs sukurti reikia taip padėti labai daug pastangų ir daug laiko. Ir aš manau, ilgalaikė partnerystė, 4 vaikai, aš pati esu 3 dukterų mama, tai yra labai didelė investicija, labai didelė. Ir iš tikrųjų, gyvenimo einant į antrą pusę, mums lieka tik tai žmonės, kurie yra su mumis. Taip, šitą žinau jau tikrai įsitikinęs. Ten yra vieta, kurioje visada gera grįžti. Ir kaip ir žmonės tie, kurie grįžta iš mano koncertų į savo kasdienybę, taip po koncertų aš stengiuosi grįžti į savo saugų urvelį, ten, kur yra brangiausi mano žmonės. Bet niekada nepamirštu ir tie, kurie laukia manęs koncertuose, o ypač šį gruodį, 25 metus kūrybos savo švenčių. Ir tų žmonių irgi labai labai laukiu, ruošiuosi labai daug ir jau svajoju apie tai, kaip pasidalinsiu savo šitą kūrybinę kelionę ir į tokį retrospektyvinį koncertą juos pakviesti. Labai smagu, suteiksi daug džiaugsmo. Tai va, tą progą pasinaudojęs, kviečiu jūs visus. Ačiū, Mantai. Pristatyk man tai plačiau truputėlį, kaip vadinasi šitas tavo turas. 25 metų scenoje šitą šventę šiaip norėjau paminėti ypatingų būdų ir programą ruošiu kartu su 12 violončelių orkestru. Skambės, aišku, visos geriausios dainos iš mano šitų laikmečių. O kodėl 12, tai 12 violončelių atspindės mano kūrybinį tokį 12 gyvenimo epizodų praeisiu nuo gimimo, nuo kažkokių mamos, ten tėvų įtakos, mano muzikiniam draugų, paauglystės, pirmų meilių, netekčių, nesėkmių, kritimų, bjaurasties, vėl pakilimų ir iki šių dienų ir projekcijos į ateitį ir džiaugsmą dirbant šitą darbą, sutinkant nuostabių žmonės kaip jūs žiūrovai, turint jūs, žinant, kad einame kartu šitą kelionę, kad susikirtome šiame gyvenime ir kaip tai yra svarbu ir nesavaime suprantama. Beje, Mantas pristatė ir singlą tokiu pačiu pavadinimu. Jo, singlas vadinasi Jausti viską. Tai yra apie tai, kad gyvenimas ne vien susideda iš pakilimų ir euforijos, o taip pat ir iš liūdesio ir baimių, džiaugsmo, kritimų, nuopuolių, bet ir gražių dalykų, tikrų dalykų, tikrovės, tiesos, pajautimo kažkaip žmonių, šeimos. Tai yra svarbu. 12 laiko ženklų. 12 mano sapnų. Noriu įkvėpti giliai
Kūrinys itin lyriškas ir tu vis keletą kartų mūsų pokalbėje paminėjai tą čiuoškį kūrinį, ar ne? Man besiruošiant šitai laidai, paklausius tavo naujausio singlų ir prisiminus be abejo čiuoškį, kilo va tokia mintis, kur tas mantas? Abiejose gi mantas yra. Taip, bet jūsgi, mesgi nesame tokie, kokie buvom 16. Deja nesam. Ir tai, kas buvo 16, tada buvo fainai. Šiandien esame truputėlį kitokie, turintys savo gyvenimo patirtis, kelionės, netektis, širdies pasikeitimus, nuomonės besikeičiančias, darbus kitokius. Tai viskas keičiasi, draugai keičiasi mūsų požiūris, politinės, daug kas. Taip ir muzikinis skonis, lygiai taip pat keičiasi. Taip ir kalbėjau anksčiau, šiandien jau nebeaktualu kažkaip ir tas čiuoškė. Aišku, kad ta daina išliks forever iki, kiek būsiu scenoje, turėsiu ją dainuoti ir tai yra okei, aš matau. Manau, kad ir jau kai tavęs nebus, ta daina vis dar bus. Ir man yra gražu tiesiog, visa karta užaugus iš tą dainą ir man labai patinka, kad ta karta jau ateina į mano koncertus, jau mes esame irgi, kada buvome dar laisvi ir dabar žiūriu su šeimom, ateina su vaikais ir kodėl nesuteikti to džiaugsmo, dainuoju tą dainą ir skamba. Bet nauja kūryba, jinai nebesigauna tokia kaip šiuo, tiesiog nebesigauna. Bet nebuvo tokio etapo, kad, tas čiuoškį tau pačiam atrodė, Buvo, aišku. Negerai. Taip, bet kol aš nesupratau, kad tai yra ne dėl mano kaprizo, aš tiesiog imsiu ir nedainuosiu dabar čiuoškį. Dėl to, kad aš jūs nemėgstu arba nenoriu. Man daug yra svarbiau žiūrovas, publika, kuriems yra svarbi ta daina. Ir kad jie būtų happy, kad jie išeitų po koncerto laimingi. Aš jums atiduodu viską, ko jums reikia. Imkite. Man Dievas davė, imkite. Ačiū, kad duodi. Tai pabaigai, kaip ir sakiau, dar vienas žaidimas. Čia dabar bus pasirodymas toks. Žiūrėsim, kuris protingesnis iš jūsų. Psichiatrija gydytoja ar man? Aš pasiduodu, tikrai psichiatrija. Nepasiduodu prieš laiką, o žiūrėk, rezultatas bus. Okay. Taip, tai yra tik 2 pasirinkimo variantai. Labai kviečiu žiūrovus prisijungti. Aš pasakysiu teiginį, perskaitysiu teiginį, o jums tiesiog reiks pasirinkti. Tas teiginys teisingas ar neteisingas. Taip, tai skaitau pirmąjį teiginį ir kviečiu nenusižiūrėti vienas nuo kito. Gydytoja psichiatrija gali kaip tik sufleruoti neteisingai. Arba aš galiu nuo jūsų nusižiūrėti. Taip, pirmasis teiginys. Dažnai aktoriaus kuriamas vaidmuo nebūtinai būna jam patogus. Pavyzdžiui, Danielis Radcliffas, kuris atliko pagrindinį vaidmenį Haris Poteris, turėjo problemą. Jis buvo alergiškas savo akiniams. Tiesa ar melas? Sutapo? Aha. Ir abudu tokie protingi. Aš nežinau, kaip iš tikrųjų yra. Taip ir yra. Taip ir yra. Aš pakomentuosiu. Danielis Radcliffas per interviu atskleidė, kad buvo alergiškas pirmai savo personažo garsių akinių porai. Jis sakė, iš tikrųjų buvo alergiškas pirmiesiems Hario Poterio akiniams, nes aplink mano akis atsirado šie 2 žiedai su baltomis galvutėmis ir dėmėmis. Ir mums prireikė savaitės, kad suprastume, jog tai iš tikrųjų buvo akiniai. Tokia kančia buvo ištikusi Harry Potterį. Taip, kitas teiginys. Apklausos parodė, kad įvairios įžymybės ir jų kuriamas vaidmuo veikia paauglius. Net 80% paauglių mergaičių pasaulyje lygina save su įžymybių atvaizdais. Be to, beveik pusė šių mergaičių teigia, kad įžymybių atvaizdai verčia jas jaustis nepatenkintomis savo išvaizda. Ar tiesa, ar melas? Žiūrovai pasirinko, taip, visi pasirinko. Galėčiau būti irgi psichoterapeutas. Visi žmonės. O jau protingi, o jau gražus, jau tu pasigirkit vienas.
Ir dar vienas teiginys. Žiniasklaidos šaltiniuose daugiausia dėmesio skiriama garsių aktorių, dainininkų, šoumenų, sportininkų ir kitų įžymybių asmeninėms nesėkmėms ir netinkamam elgesiui. Jie atskleidžia gėdingiausias paslaptis ir paverčia juos diskusijų objektais visame pasaulyje. Tiesa tai ar melas? Deja. Dėja. Oje. Dėja. Oje. Na ir pabaigai. Paskutinis Nolanas Goldas, vaidinantis tuščiagarbį Luką Dunphy komedijoje Moderni šeima, iš tikrųjų yra dar kvailesnis ir tuščiagarbiškesnis. Nežinau, nepažįstu jo. Mes Kaip teisingai pasirinkau. Nu, šakis. Tai aš pasakysiu, kad šito vyruko IQ yra 150. Tai kas gaudosi tuose skaičiukuose, turėtų suprasti, kad nėra jis nei kvailas, nei tuščiagarbis šitas aktorius. Ir kaip taisyklė daug yra žinomų žmonių, kurie vaidina komikus, juokdarius ar šiaip ir jų rolės juokina publiką, jie turi labai aukštus IQ. Tai ačiū Jums, kad Jūs tokie protingi ir tokie gražūs, ir abudu tokie psichiatrai, ir abudu tokie gydytojai. Ačiū tau, Mantai, labai, kad sutikai, kad atėjai, kad paatviravai. Ačiū Jums. Labai dėkinga. Ačiū Jums, Mantai. Aneta, išlydėjo Mantą Jankavičių, Taip. mūsų šios dienos svečią. Dabar apipletkinkim. Kaip Jums Mantas? Mane Mantas nustebino. Aš tikrai nesitikėjau, kad Mantas yra toks šiltas žmogus, toks tikrai paprastas bendravime. Tikrai nėra kažkokio tai ar išpuikimo ar kažkokio tokio, aš buvau nustebinta. Sužavėta. Tikrai sužavėta. Taip. Taip, Aneta, tai vis tik tai Manto atvirumas, Manto nuoširdumas ir šios dienos Manto pasiūlyta tema, ar ne, socialiniai veidai. Ir tai, ką išgirdom iš paties Manto, ar ne, kad kaip yra sudėtinga nulipus nuo scenos vis tik tai sugrįžti į save, nepamesti savęs, galų gale, kur tas tikrasis, ar ne, Mantas, ir kaip čia padalinti save. Aš manau, kad kiekvienas ne tik scenos žmogus, bet dažnas iš mūsų, ar ne, turėdamas keletą socialinių vaidmenų, tai yra mama, žmona, dukra ir taip toliau ir panašiai, ar ne, ar tie patys vyrai, mes pametam ir ar čia teisingos proporcijos ir panašiai. Aneta, aš paprašysiu, kaip visada, labai aiškių 3 patarimų, kaip vis tik tai per tuos socialinius vaidmenis nepamesti savęs, neprarasti savęs, atrasti tiksliau būtent tą gerąją proporciją visų tų socialinių vaidmenų, ar ne, ir neprarasti savo sveikatos, be bandant balansą rasti. Tada tokie 3 patarimai. Pirmas patarimas, sakyčiau taip, kad žmogus turi galvoti apie visą savo gyvenimą. Taip, mes visi vaidinam gyvenime tam tikros rolės, vienur tos rolės yra stipresnės, didesnės, kitur mažesnės, bet kiekvienas žmogus turi pagalvoti apie visą savo gyvenimą. Ir tai ir yra svarbiausia, tas gyvenimas, kurį aš gyvenu. Atsakomybė ar tik tai didžiulis investicijos į vieną sferą dažniausiai baigėsi nusivylimu, pervargimu, persitempimu ir psichikos sutrikimais. Siūlau kiekvienam žmogui, antras patarimas, atsakingai paklausti savęs, kas jis yra. Bet kas aš esu?
ką aš čia veikiu šitam gyvenime. Ir vykdyti visas tas rolės proporcingai ir atsakingai. Ir įsipareigojimai yra kai kurie net duoti, na, sakykim, jau prigimtinai. Sakykim, galbūt dukterų aš susilaukiau jauna, kada negalvoju apie atsakomybę ir pareigas ir rolę mama. Bet aš turiu tam rasti laiko, nepaisant to, kad galbūt aš esu studentė ar esu darbuotoja. Yra prigimtinės pareigos. Tai pagalvoti, grįžti save, kas aš esu ir ką aš dabar veikiu gyvenime. Ir viskas tą, ką aš dabar darau, yra taip pat svarbu ir svarbu rasti tame balansą. Ir trečias punktas? Trečias punktas. Jeigu jūs viską pamiršote, grįžkite į pirmą punktą. Fantastika. Kad viskas, kas yra mano gyvenimas, viskas yra svarbu. Fantastika. Dabar pabaigai noriu žiūrovus pakviesti į Manto Jankavičiaus koncertinį turą 25 metų scenoje proga, ar ne? Taip. Informaciją platesnę išgirsite, jeigu atsisuksite mūsų laidą pažiūrėti dar kartelį, ar ne? Tada labai noriu jūs, mėly žiūrovai, pakviesti pamėgti mūsų Facebook puslapį Gyvenimo uogos ir prenumeruoti mūsų YouTube kanalą Gyvenimo uogos. Tai ačiū, Aneta, už laidelę. Ačiū, Sigita. Ir kviečiu visus mūsų žiūrovus, klausytojus susitikti su mumis kitą antradienį. Taip.